duok žaibą. Šiandien mes paklausinėsime iš darželio dvi mergaitės. Jos labai norėjo kažką papasakoti. Taip, klausinėti. Nu, tai ar tu rūšiuoji? Taip. Kodėl? Aha. O tu... Kas tavęs skatino? Tėveliai, draudės, nu tai ten gebedina masytą daugę. Nu va. O tai tavo tėvai irgi rūšiuoja? Taip. Nu tai kaip rūšiuočiau pati, jeigu mano tėveliai nerūšiuotų. O tu dar ne per maža rūšiuoti? Ne, su tėveliais rūšiuoju. Vienu metu? Taip. Aišku. Ar tu esi kada nors buvusi Ekotaške ar panašiuose įmonėse? Taip, buvau su tėvelis ir močiutė. Man nupirko net saldainį, kad pabuvau tenai, nors nenorėjau, bet paskui sužinojau, kad reikia rūšiuoti. O ką tu matei? Kapsiuklės, su perdirbinė. Buvo labai įdomu, kaip ten jis ten su traktoriuku kažkokiu važinėjo. Taip. Mačiau, kaip dėdukai ten dirbo biškį. Dėdės. Taip. O daug šiukšlių matei? Labai. Va, jisai irgi buvo viską matė, papasakė. Jo, mama mūsų vedė, žinai, ten tiek šiukšlių. Taip, O tai jūs gal su... Adriana nukirto į šiukšlę. Jo, Iki ženklai. Jo. Taip, ir lenkuosius. Belta. O tu jų išmetas sakė? Taip, mano mamytė, kas ne? Diana buvo suvalgė, kai buvo maža. Tu raka vaikė. Nu gerai, ačiū tau. Dabar paklausinėsim kitos. Tai tu rūšiuoji? Jo, mama sakė, kad saldainius reikia rūšiuoti, ar viskas sakė rūšiuoti. Saldainius dar nepanaudotus? Nu, popieriukus tu esi. Aha. O kodėl tu rūšiuoji? Nu, mama sakė, kad žinai, kai bus ten tų žaislų daug, tai galima rūšiuoti, bet tai man daugiai sakė, irgi rūšiuoti, bet rūšiuojam su daugia visada mano sesė. Taip, o tai kas tada jūs skatina rūšiuoti? Ai, mane skatina tai daugelis, labai daug. Paskui skatina mama rūšiuoti, paskui skatina sesė rūšiuoti, į mano draugės. Jo, mūsų vadovais jokas kiek daug skatina. Bet tai tada reiškia, ir tu buvai su savo sese Ekotaške, ne? Taip. Jo, čia negali virti šiukšlės. Jo. Taip, labai juokinga. Ten labai daug šiukšlių, žinai, į perdirbą visą, tai labai gerai žmonėms. Gerai.